Izraelis iš lėto, po truputį, nori pilnai spręsti Palestinos klausimą. O kaip įspręsti? Labas žmogau, tiem, kas mėgsta trumpas naujienas. Ir labai didelė tikimybė, kad Egiptą kaip pigaus ar blangaus poilsio, all-inclusive aplamai poilsio vietą mes galim užmiršti. Kitas žiūrovas klaustų, kiek ilgam. Manau, kad visam mūsų gyvenimui. Aš jau ir anksčiau minėjau, kad tokio masinio turizmo dalykus kaip Egiptas, kaip Turkija, ta kokia Meksika, Kuba ar Tailandas mes užmiršim. Ir visiems laikam. Panašu, kad Egiptui atėjo pirmam eilė. Kitas sakys, nesąmonė, taip negali būti. Okei, imkim ir iš pagrindų išnagrinėkim. Kokia tikimybė, kad tai bus. Aišku, nelabai gerai, aš norėčiau klysti, nes šiais metais buvau 2 kartus Egipte, pravažiavau visą Egiptą iš šiaurės į pietus, iš pietų beveik, pravažiavau visais keliais, kuriais įmanoma ir realiai iš naujo atradau Egiptą ir jis man labai patiko. Kad įsimylėjau, negaliu pasakyti, bet šią žiemą buvo planuota dalis žiemos praleisti Egipte. Panašu, kad mano planai neįsigyvendinė dėl 2 dalykų. Pasikeitė kitos kelionių grafikas ir dėl įvykių Izraelį. Tava dabar žiūrim, dėl ko aš priėjau prie tokios išvados. Vertinant kažkokius tai įvykius pasaulyje arba savo gyvenime arba kitų žmonių gyvenime, pirmas dalykas, kad mes turim išimti emocinę sudedamąją. Mes apie kažkokius įvykius, jeigu tai vyksta pasaulyje, dažniausiai sužinom iš informacinių portalų, naujienų interneto ir labai mažai kas retais atvejais gali gauti informaciją apie įvykius iš betarpiškų tų įvykių dalyvių. Bet kokiu atveju tie dalykai visi, ta informacija yra emociškai užkrauta. Netgi labiau negu informacinė sudedamoji. Jeigu tai yra per žiniasklaidą, tai kiekviena žiniasklaidos priemonė kūrė tokias emocijas, kurias nori, kad mes jas patirtumėm. Dažniausiai tai būna baimė. Vieniem ar kitiem dalykam. Jeigu mes tą dalyką gaunam informaciją iš betarpiškų dalyvių, tai tie dalyviai irgi negali būti emociškai neutralūs, jie irgi mums perteikia savo emocijas. Kaip žinom, kai veikia emocijos, smegenys atsijungia. Tai pirmas dalykas, ką aš siūlau, sužinojus kažkokią tai informaciją, pasakyti stop, jokio vertinimo ir pažiūrim, ar aš jaučiu kažkam dalykam, tai esu tam dalykui emociškai užkrautas ar ne. Ir dar labai gerai padaryti pauzę, kaip, pavyzdžiui, dabar Izraelio situacijoje, praėjo daugiau negu savaitę, gauta daugiau informacijos, matosi ir vienos kitos pusės veiksmai ir dabar galbūt būtų galima kažkiek tai vertinti perspektyvas, prie ko šitas dalykas gali privesti. Tai pirmas dalykas, emocijas lauk, leidžiam praeiti kažkiek laiko ir tada galim vertinti. Tada man kyla klausimas, kokio velnio jūs leidžiat laiką tokiem įvykiam kaip Izraelį, kaip Ukrainoje, kaip kokiose dar kitose vietose? Kokio velnio jūs arba kam tai jums duoda, kaip tai artina prie jūsų tikslų? Jūs gyvenime neturit įdomesnių ir geresnių tokių linksmesnių užsiėmimų, neanalizuoti tokius dalykus. Gerai, sutinku, šito video pavadinime buvo apie poilsis Egipte, praratas, kažkaip tai panašiai tikriausiai vadinasi. Dauguma iš mūsų Egipte atostagavom ir dar planavom atostagauti. Galbūt norėjom sužinoti, kas šis tų Egiptų, nes planuoju vykti. tą dalyką užskaitau. Visi likusiai nesuprantu, kam tai leidžia savo laiką į tuos įvykius, kurie absoliučiai neįtakoja jūsų gyvenimą. Tiek to. Toliau pažiūrėkim kitą situaciją. Iš esmės būtų galima pasigilinti į istorinius dalykus. Bet būtent šiuo atveju mes realios teisybės ir istorinios kažkokių tiesų neišrasim. Tai tam konfliktui kokie 4000 metų. Bet tuos 4000 metų ten buvo visko ir labai daug. Iš esmės, kas ten teisus, kieno ten yra žemės, bijau, kad ir tie pateiks savo geležinius labai gerus argumentus. Ir galbūt šitoje vietoje ir vienais raktais būtų galima sutikti. Tai šitoje tai vienintelį, ką mes galim iš istorijos sužinoti, nes yra toks posakis, kas nežino savo istorijos, tas neturi ateities. Ten kaip ir ne mūsų istorija, tai mums į mūsų ateitį neįtakoja, bet jeigu jau kažkams jis labai man čia įdomu, tai galim padaryti vieną išvadą, kad
Izraelis, kaip valstybė arba kaip kažkoks tai junginys, toj vietoj negali funkcionuoti be išorinės pagalbos. Ta parodė ir kryžiuočių karai, kai ten buvo įkurtos karalystės ar ten kunigaikštystės ir kai kryžiuočiai ten bandė laikyti savo valdžią, be išorinės Europos pagalbos jie tenai negalėjo išsilaikyti. Ir kai tik ta pagalba sumažėjo, sulėtėjo, automatiškai jie iš ten buvo išvaryti. Ta patį mes žinom ir dabar. Izraelis gyvas tik tiek, kiek jį palaiko vakarų pasaulis. Nu, čia tik tai tokia trumpa įvadinė informacija, ką mes galim gauti iš istorijos. Nes kitu atveju visi teisūs ir pas visus argumentai geležiniai. Dabar dar reikia pažiūrėti, kokioj geografiniai situacijai ir kokioj geografinėje aplinkoje viskas vyksta. Pavyzdžiui, Gazos ruožo teritorija tik tai 365 kvadratiniai kilometrai. Bendras šitas skaičius nieko jums nesako. Jūs net tikriausiai nežinote, koks yra Lietuvos plotas, į ką to irgi daisim. O dabar įdomiausia, Vilniaus ploto jūs irgi nežinot. Vilniaus plotas yra 401 kvadratinis kilometras. Tai reiškia dar 10% didesnis negu Gazos ruožas. Bet Gazos ruože gyvena 2 milijonai gyventojų. Tai įsivaizduokit, mažesnė negu Vilniaus teritorija reikia apgyvendinti 2 milijonus gyventojų, kad suprastumėte, koks yra tankumas apgyvendinimo. Izraelio teritorija yra 22 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Lietuvos 64 tūkstančiai kvadratinių kilometrų teritorija. Viso, turime šunį. Duok čia, va ten, biški. Tai čia ilgam. Šitą. Lietuvos teritorija 64 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. 3 kartus Lietuva didesnė arba 3 kartus Izraelis geografiškai yra mažesnis. Bet Izraelį gerai atsimenu 9 milijonai gyventojų. Ir dalis Izraelio tai yra dykuma. Tai maždaug irgi galite įsivaizduoti, koks yra gyventojų tankumas. O tai kariniam veiksmam daro betarpišką įtaką. Pavyzdžiui, Gazos ruože numetus bet kokią bombą, neįmanoma apsieiti be civilių aukų. Aš čia nei ginu Izraelį, nei palaikau nei vieną, nei kitą pusę. Aš tik tai turiu omeny, kad reikia tą dalyką suprasti. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad tai yra 2 skirtingos civilizacijos. Tai irgi daro įtaką konfliktui. Įtaka tame, kad tos pačios civilizacijos, duok čia, atnešė man dėžę, numačiau pakalį, atnešė dėžę. Eik atneš dėžę tada. Reikia suprasti, kad tos pačios civilizacijos gretose vykstantis konfliktai, jie būna mažiau žiauresni. O ten yra 2 atskiros civilizacijos, kurios iš principo visą istoriją turėjo vieną kitam pretenzijų. Tai reikia suprasti, kad ten viskas vyks žymiai žiauriau, negu mes esam pripratę ar esam matę. Jeigu domėjasi daugiau civilizaciniais konfliktais, tai turbūt tas dalykas nenustebins. Bet didžiai dalį žmonių tai turėtų atrodyti, kaip jie kažkiek laukiniai, jie tą daro. Tai yra jiem normali aplinka. Nes tai yra konfliktas tarp skirtingų grupių. Vėlgi, tą dalyką žmonėms yra sunku suvokti. Tai vat, kai visus tuos dalykus pažiūri, įvertini, ten dar daug galima tų dalykų atrasti, bet jau pagal tai galima žiūrėti, kas ten vyksta. Dabar, kai tik tai grįžta betarpiškai prie tų pačių įvykių ir prie ko jie gali privesti. Iš pradžių, kada ten buvo, man atrodo, spalio 7, užpraeitą gaunasi šeštadienio rytą, buvo atakuotas Izraelis. Pagal įvairius duomenis, nuo 2 iki 5 tūkstančių raketų buvo paleista Izraelio pusė. Jos ten raketom pavadinti sunkiai galima. Nes reikia suprasti, kad ten beigtos visos raketos yra, tarkim taip, handmade'as, namų rankų darbo. Tengi nieks neleidžia tos, iš esmės, kad suprastumėt. Teritorija kaip mažesnė už Vilniaus dydžio, gyvena 2 milijonai gyventojų. Iš vienos pusės jūra, iš 3 pusių Izraelis, dar prie to, kad ir iš vienos pusės dar nedidelės sienos ruožas su Egiptu. Iš principo yra viskas kontroliuojama. Tai visi buvo tokia viena pagrindinė idėja, kad Izraelis, aš irgi buvau pasigavęs tokį, galvoju, čia viskas ant bangos, čia įdomu, reikia rašyti video ir maždaug turėjo būti video pavadinimas Karalius nuogas.
Tai turint omeny, kad Izraelis antiek degradavo, kad jie šalia nedideliai teritorijai nesugebėjo jų. Izraelis turi 6 specialiasias slaptasias tarnybas. Ir dar 7 tarnyba yra tų tarnybų vadovų. Toksai sambūris. Tai realiai Izraelis turi 7 saugumo tarnybas. Ir jau 7 saugumo tarnybos praleido, kaip palestiniečiai, rankom pasigamino tiek raketų ir sugebėjo paleisti, ir dar sugebėjo įeiti į Izraelio teritoriją. Ir dar leido, kad ten vykęs festivalis ten irgi žūtų žmonės. Tai grinai rodė, kad tai yra greičiausia Izraelio pats tarnybų degradacija. Arba, kaip paprastai dabar vakarų pasaulyje, tai konflikte su Rusija, žmonės užmygo ant laurų. Mes čia kurčiausi, mes čia geriausi. Bet toliau, žiūrint įvykiam, susiformuoja antras, tarkim taip, variantas arba kelias, nes mes gyvenam pasaulį, kuris yra, tarkim taip, kaip ten supratingi tie žodžiai vadinasi, o ne chaosas, o determinuotas, mes gyvenam determinuoto chaoso pasaulį, kai nieks nežino, kas ir kaip bus iš tikrųjų. Yra pagrindiniai scenarijai pasaulyje, kas vyksta. Pavyzdžiui, dabar artėjam prie žopas. Čia ir taip aišku. Bet prie žopas eisim ilgesniu, trumpesniu keliu, gilesniu, ir ta žopa bus giliau ar aukščiau, nieks nežino. Tik tai kažkiek tai netikėti įvykiai gali tą dalyką vienu ar kitu keliu pakreipti. Va dabar vienas kelias buvo, hipotezė, kad Izraelis degradavo, antie, kad Hamasas, Gazos Andruos, ar kažką ten pasigamino tiek tų raketų ir paleido Izraelį. Kur tada jų visą tą priešlėktuvinę gynybą ir panašiai? Kodėl festivalis, kuris vyko prie sienos, nebuvo apgintas, nors tokiam dalykam yra speciali saugumo tarnyba Izraelį. Dabar yra kita versija, kad tai yra kažkas panašaus į Pearl Harborą arba į rugsėjo 11 dieną. Kad tai, jeigu, tarkim gerai, Sabaka, tu mano Sabaka. Viena iš, yra 2 variantai, vėlgi toj. Pavadinkime sąmokslo teoriją. Pirmas dalykas, kad tai pati Izraelio spec tarnybos padėjo tam dalykui padaryti, arba kitas dalykas specialiai netrukdė. Tada klausimas, kam? Dėl ko jie leido žudyti savo civilius žmonės ir įsiveržti į savo teritoriją? Dėl labai paprastos priežasties, kad galėtų vykdyti atsakomuosius veiksmus bet kokio žiaurumo, bet kokio masto. Čia maždaug kaip po Pearl Harboro, tada Amerika mes čia varo Antrą pasaulinį karą ir dabar tuos japonus jau pilnai viską, padarysim, kad jos nebeliktų. Arba po rugsėjo 11 buvo priimti beprecedentiniai dalykai, kurie panaikino privatų gyvenimą. Po tų įvykių dabar mes nebeturime jokio privataus gyvenimo, valstybės gali pilnai kontroliuoti viską mūsų. Iki to kažkoks tai buvo ten privatus toksai laukas aplink, kur negalėjo kištis nei spec tarnybos, nieks be kažkokių tai specialių teismo sprendimų. Tai greičiausia, nes ką dabar rodo paskutiniai įvykiai, ir kad Izraelis neskubėdamas, iš lėto, nėra jokių tenai specialių greitų veiksmų. Jie duoda, pranešia, kad bus, traukitės, mes dabar bombarduosim šitą teritoriją. Visuomeniai paskelbama, kad reikia kurti humanitarinius koridorius. Tai rodo, kad Izraelis vis dėlto buvo tam pasiruošęs ir tai buvo, jeigu ne pačių Izraelio spec tarnybų, suorganizuota, tai bent jau jos netrukdė tam dalykui daryti, nes viengi tie įsikišimai į teritoriją, kai iš tikrųjų, jau Izraelis viena iš krūčiausių buvo, ir yra tikriausiai dabar spec tarnybos, kurios viską mato, viską girdi ir viską kontroliuoja. Tai žmonės, kurie tenai ginkluoti tik tai automatais ir kažkokiam rankų darbo raketam, sugebėjo netgi įeiti į teritoriją, užimti kažkokią tai Izraelio teritoriją. Tai jeigu laikomės šitos linijos ir panašu, kad kol kas bent jau stebėsim, kaip vystosi toliau rezultatai. Ir panašu, kad taip vyksta, kad Izraelis iš lėto, po truputį, nori pilnai spręsti Palestinos klausimą. O kaip spręsti? Kad ten pa žmonės net nebūtų noro sugrįžti gyventi. Jie po teritorijos, kaip suprantu, valys, siūlys žmonėms kažkur tai išvykti, ir bombarduos. Patys suprantat, Vilniaus ploto teritorija 2 milijonai gyventojų. Kas važinėjat po arabų kraštus, tai jų užstatymo tankumą, aukštingumą viską esat matę.
Man asmeniškai į Gazos ruožą nesą pavykę pakliūti, Izraelio pusės paskutinį kartą man tankai kelią užstoja. Buvo labai linksma, kai tu važiuoji asfaltą, pastovų, kai ten tanką 80 tonų didumo, pastovų ten šalia, kairiai, dešiniai ir dar per kelią pervažiuos. Jebra, supratau, aš ten nebenoriu. Iš Egipto pusės buvau, 21 metais bandžiau privažiuoti, irgi sakė, čia negalima važiuoti, tipo remontuojamas kelias. Egiptiečiai irgi į tą pusę neleido važiuoti. Bet ta situacija man kažkiek yra žinoma, po arabų kraštus biškiai esu pakeliavęs. Taip, kad šitoje vietoje tenai civilių aukų mes neišvengsim, nors to tikriausiai Izraelis ir neplanuoja, tai jau grįžtam prie antros tos linijos, kad Izraelis pabiškiai tvarko Gazos ruožą pradžioje, ir kitos pusės. Gazoje turim 2 milijonus gyventojų. Ką žinot, žemėlapį, kaip tik sakiau, pradžioje reikia apie tai pasidomėti, Gazos ruožas, tai yra jūra, Izraelis ir maža siaura juosta į Egiptą, į Sinajaus pusiasalį. Kaip galvojat, kur tie 2 milijonai gyventojų judės? 2 milijonai. Tai žiūrėkit, beveik tiek, kiek dabar gyvena Lietuvoje. Teisingai, judės į Egiptą. Sinajaus pusiasalį. O kas buvote Egipte, žinot, kokie kurortai randasi Sinajaus pusiasalį. Šarm el Šeichas ir Dahabas. Kaip galvojat, tenai saugu bus gyventi ar ne? Šitą darykit patys. Plius, reikia dar suprasti, kad prieš 2013 metais, ten buvo, man atrodo, tos visos arabų revoliucijos ir buvo nuverstas Egipto prezidentas, kuris priklausė, kaip ten tie arabai broliai, arabai partijai, kuri buvo uždrausta. Ir jinai yra labai gimininga Hamasui. Dabar įsivaizduokit, pusė milijono, milijonas ar 1,5 milijono ateina gyventojų į šitą. Į Sinajaus pusiasalį arba į Egiptą. Egiptas finansiškai susitvarkyti negali. Plius reikia suprasti, kad Gazos ruožo gyventojai jie nuo pat savo gimimo niekada negyveno valstybėje. Gaza niekada nebuvo valstybė ir kažkokių tai nebuvo tokių valstybinės tvarkos ir santvarkos, prie kurios mes visi pripratę. Egipte kaip nekaip yra valstybė ir yra kažkokios tai taisyklės. Kaip galvoja, tie žmonės sugebės pristaikyti prie valstybės taisyklių? Ne. Plius dalis egiptiečių jiem užjaus. Tai šitoje vietoje jau pačioje Egipte yra labai didelė tikimybė neramumų. Aišku, Egiptas tuos emigrantus, atvykėlius dar kažką tai bandys kažkur tai iškamšyti. Kaip galvojat, kur jie keliaus? Kur geriausias pasaulio gyvenimo lygis? Taip, vakarų Europa. Tai manau, kad artimiausių metų bėgi ir 2 metų bėgi, milijoną kitą pabėgėlių mums reikia laukti iš Gazos ruožo, iš Palestinos. Tai šitoje vietoje Egiptas, manau, jau, jeigu taip viskas vyks ir mes matysim, kad pabiški, metras po metro egiptiečiai valo Gazos ruožą, tai reiškia, Egipte darom labai storą kryžių. Kai kas sakys, tai čia nieka daug, čia metai 2-3 praeis, pabėgėliai visi išeis ir vėl Egiptas sugrįš į savo kurorto vėžes. Ne velnio. Tam laiko jau nebeliks ir kitų kurortų. Arba bus labai, labai brangus ir nebus įkandami. Tas pats, kaip buvo iki 800 metų, nebuvo all-inclusive kurortų. Buvo tik 5 žvaigždutės, buvo tik keli viešbučiai, gražiausia pasaulio vietose ir buvo labai brangus. Tai mūsų laukia dabar tokia dėtis su kurortais. Dabar žiūrim toliau. Kas čia viską? Gerai, okei. Pagal antrą versiją, Izraeliui tai naudinga, jisai spręs Palestinos klausimą. Bet kaip ir žinom, Izraelis vienas išgyventi negali, jam reikalinga išorinė pagalba. Tai dabar žiūrim, kas gali turėti didžiausią naudą. Aš kaip suprantu, mūsų žiniasklaidai reikia, kad tai čia Putino ir Irano reikalas. Jo. Putinui, Rusijai, tai nėra prašalį. Visų pirma, tai sumažins dėmesį Ukrainai. Mes dabar visi jau vėliavas Izraelė, kaip suprantu, jau Ukrainos vėliavų matosi mažiau, jau Izraelio vėliavų yra daugiau. Automatiškai vakarų pasaulis resursai irgi nebegaliniai. Jam dabar reikės duoti pabiškį resursų, kad Izraelis valytųsi Palestinos teritorijas. Automatiškai ukrainiečiai negaus. Plius ukrainiečių žiniasklaida nuo ten sukasi. Tai šitoje vietoje Ruseliam vis pirma
mažėja ukrainiečių pasipriešinimas, visų antra atsilaisvina ruseliam rankos, kai tenai nėra jokio dėmesio. Tai gali savo pabiški gražiai savo viską tą dalyką valytis. Čia bandė kažkas aiškinti, kad čia viskas, čia ruseliai, ta prasme, pardavė trofėjinius ginklus Hamasui. Nes dabar matom pagal video, pagal nuotraukos, kad anksčiau kaip būdavo? Anksčiau būdavo 4 palestiniečiai, 1 Kalašnikovas automatas. Dabar 4 palestiniečiai, 1 Kalašnikovo automatas ir 3 jau tada amerikietiški automatai. Tai jeigu, šiaip labai įdomi, man tai patinka, kai žuvytės, ta prasme, meluoja, po to nesupranta, kad jos pačios savo pakiša kiaulę. Jeigu ruseliai davė Hamasui amerikietiškus ginklus, tai įsivaizduokit, kiek ruseliai iš ukrainiečių atkavojo amerikietiškų ginklų. Ne 2, ne 3, ne 1000. Na kokį 10 000. Tai palaukit, tai ar čia ukrainiečiai davė į kaulus ruseliam? Ar kaip čia buvo? Bet šitoje vietoje žmonės, tie, kurie meluoja, jie negali savo melo surišti per kelius dalykus ir labai lengvai tas melas išlečia. Bet kokiu atveju Rusijai tai yra naudinga. Dabar pakalbėkim apie, einam tą didėjančią linkmę. Pavyzdžiui, Iranui šitas įvykis mažiausia naudingas. Vėlgi, reikia suprasti, kad visi galvoja, oi, čia dabar arabai užims pasaulį. Nei velnio, arabai neužims pasaulio. Nes arabai nėra vieningi. Šiitai, sunitai, persai, pažiūrėjau apie 20 valstybių įvairiaus judėjimai. Ir, pavyzdžiui, jeigu nebūtų Izraelio, tai visas arabų tas kraštas susivienytų prieš, spėkit ką, prieš Iraną. Pas juos ten seni tokie yra užsilikę pykčiai. Ir čia šių metų buvo vienas iš didžiausių kiniečių pasiekimų, kai jie sugebėjo Irano ir sauditus pasodinti už vieno stalo. Čia realiai buvo didžiulis diplomatinis pasiekimas. Tad, kad suprastumėt, ant kiek ten pas juos yra liūdna. Ir jeigu išnyksta Izraelis, viskas, Iranui ateina tada ne tai, kad batai, bet jiem tada kyla daugiau rūpesčių su kitom arabų kraštais. Taip, kad šitiem šitoje vietoje Iranam ten apsimoka biškai pažaisti, galbūt kažką ten įmesti, bet jiem mažiausia, kam naudinga Izraelio žūtis. Tavo šitoje vietoje, jeigu tai yra įsivalymas ar bent jau vienų ir kitų susilpnimų, jo, ir Iranui galbūt kažkiek yra naudinga, bet jokių būdų nėra naudinga Izraelio išnykimas. Dabar žiūrėkim Ameriką. Nu, čia tai, kaip sakant, visos gėlės ir pražysta. Už metų Amerikoje rinkimai. Šitoje vietoje. Tai Amerika Ukrainoje turi problemų. Nu, tik Amerika turi visų vakarai, neturi ką parodyti savo rinkėjim kažkokių tai pasiektų rezultatų. Rusija kaip jungia savo 4 apskritis, taip viskas toje vietoje stovi. Kontrapuolimas kažkaip, kaip suprantu, pasibaigė ir niekių rezultatų didelių nepasiekė. Ten biškai pasistumdė pirmyn atgal ir to pasibaigė, nors Zelenskis žadėjo, kur ten atostogauti, berods Kryme šiais metais. Panašu, kad nesigaus. Reiškia, prie rinkimų reikalinga kažkokia tai pergalė. Labai, šitam scenarijui labai viskas tinka. Amerikiečiam reikalinga, kaip jie padeda laisviems, geriems žmonėms, žydams, Izraeliui kovoti su arabais, su teroristais ir su viskuo. Ir tą dalyką jiem labai gerai galima, tuo pagalba galima sukelti chaosą. Ten Sinajus pusėsalis, tam pusėsalį, kur Saudo Arabija, dar pamiršau pavadinimą. Sukelti, po to triukšmuku galim pabandyti arabiškose valstybėse pakeisti lyderius, kurie jiem netinka. Plius, Izraelio pagalba galima daryti įtaką į Europą, kad iš arabų kraštų aktyvai kaip iš Europos pradėtų, nesenai, jeigu nerimum, pradėtų bėgti į Ameriką, užmesti į Europą dar pabėgėlių iš arabų kraštų, kad Europos ekonomikos lygis irgi smuktų, kad amerikiečiam nebeliktų išvis jokių konkurentų. Taip, šitoje vietoje amerikiečiai didžiausiam išlošime. Aišku, ir jeigu Izraelis išsivalytų nuo palestiniečių, vėlgi, aš viską vertinu, ta prasme, be jokių emocijų. Kažkas, čia neblogai, čia kaip tu taip gali šnekėti, ten žudo žmonės. Reikia suprasti, kad žmogaus yra tokia natūra. Mes, žmonės, žudėm, žudom ir žudysim. Tai yra paprasta žmogaus psichologija. Be karų žmonija žūtų. Karai tik padeda žmonijai vystytis.
Pažiūrėkit, visi civilizacijos atsiradimai atėjo per karus. Tai va šitoje vietoje, aš sakau, vertinam viską adekvačiai, paprastai, be nervų ir be emocijų. Taip, kad šitoje vietoje Izraeliui naudinga, jeigu jie įsivalo teritorijas. Amerikiečiai iki tų rinkimų tenai padeda Izraeliui, atvarė savo lėktuvnešį, parodė arabam, kad jūs čia nelyskite, jau kas mes čia viską bombarduosim. Nors labai įdomu, amerikiečiai žada saugumą sauditam ir Izraeliui padeda. Ir jeigu sauditai nuspręstų įsikišti, labai įdomi būtų, kas būtų, bet manau, šitoje vietoje norėtųsi tikėtis, kad ten nebus didelio karo, tuose kraštuose, nes jeigu tai bus didelis karas, tai 2 milijonais Gazos ruožos gyventojų, emigrantų mes neišvengsim šitoje vietoje. Ateis biškai daugiau. 10 kita milijonų ir dar 4 milijonai esančių Turkijoje. Nes tada ir Turkija jau bus niuansų. Taip kad ką. Nors iš kitos pusės mums Lietuvoje gyvenantiems tie pabėgėliai atėję vakarų Europą iki mūsų tikiuosi nedais. Nes vengrai pakeliui, lenkai pakeliui. Tie kaip su lenkais nežinau, vengrai dar jas sveiko proto nepraradė. Vengrų lyderis dar jis yra už Vengriją. Bulgarija ten ją nusiaups, Rumunija irgi apsiaups, Graikija nusiaups, Italija nusiaups, Turkija pati vos gyva, vos laikosi nuo subirėjimo. Taip pat šitoje vietoje situacija yra tokia. Pagrindinė mintis tokia, kad, mėlyjei, pratėms prie gyvenimo, kur pigaus turizmo nebėra. Manau, kad šitoje vietoje mažai kas pas ką liko abejonių, kad Egipte gali būti saugu ilsėtis kada nors gyvenime. Nes, aišku, norėčiau, kad aš klyščiau, kad čia būtų nesąmonė, kad būtų kokia nors kaimos Valkato sapolinės. Bet kol kas faktai rodo, kad Egiptą pamirštam, po to greičiausia bus Turkija, jeigu ten labiau įsiliepsnos konfliktas ten pusiasalį, tai sekanti Turkija, nebetoli tada ir šitiegi. Kinija, Taivanis ir Azijos kraštai. Ir belieka poilsis tik tai kur prie Baltijos jūros, Nidoj ir kokia nors Lietuvos ežerėlio. Ne pats blogiausias atvejis, jeigu dar užtektų pinigų, žmonės ir laiko, bent jau prie Lietuvos ežerėlio pailsėti, nors šiais metais ir rugpjūtis tai nekoks, bet rugsėjais tai buvo nuostabus vasaros mėnuo. Taip kad stebėm, kas vyksta pasaulyje, bent jau siūlau tik tos įvykius, kurie įtakoja į mus, ruošiamės subiniai, ruošiamės bent jau ilsėtis Lietuvoje, kai kas jau galvojat, kad aš nusišneku, sėkmės darbuose ir jūsų seksualinėse fantazijose.